Taigi šiandien pristatysiu pasiruošimą kultūrizmo varžyboms. Tai turinys. Šiandien kalbėsiu apie kultūrizmą, kas tai yra per sporto šaka, taip pat apie mitybą, patiekalų planavimą, įvairius papildus, treniruotės su svoriais ir įvairiais treniruokliais. Taip pat pristatysiu, kas yra kardio treniruotės ir kuo jos yra naudingos. Taip pat kalbėsiu apie psichologinę ištvermę, nes dauguma žmonių pamiršta, kokia ta ištvermė yra svarbi. Taip pat papasakosiu apie čempiono patirtį ir galų gale prieisime prie išvadų ir šaltinių. Tai įvadas. Tai dauguma žmonių pradeda sportuoti salėje, įsivaizduoja save žymių kultūristų vietose ir galvoja, kad tai lengvas sportas, kuriame galima lengvai laimėti įvairiose čempionatuose. Tačiau jie nežino, kokia tai sunki sporto šaka. Šiame projekte papasakosiu, kaip iš tikrųjų kultūristai ruošiasi varžybomis. Tai manau, ši tema yra daugam aktuali, nes tikrai yra daug jaunimo, kurie pradeda lankyti salę, kurie pradeda sportuoti su svoriais ir jie žiūri į visokius čempionatus ir papasakosiu, pristatysiu jiem, kaip veikia tie visi čempionatai, kaip iš tikrųjų yra ir ko reikia, kad galėtume patys dalyvauti tose visokiose turnyruose kultūrizmo. Tai kultūrizmas. Tai fizinių pratimų su įvairiais įrankiais, štangas, svarmenimis, svarščiais ir kitka, sveikos mitybos ir poilsio sistema, žmogaus sveikatai stiprinti ir kūno raumenims ugdyti. Sporto šaka. Kultūrizmo esmė yra pratimai jėgai lavinti ir kūno raumenims ryškinti. Pratimai gali būti atliekami su svarmenimis, štanga ar specialiais treniruokliais. Tai kultūrizmas. Pratimus su įrankiais raumenų jėgai ugdyti ir grožiui palaikyti jau darė graikų romėnai. Taigi kultūrizmo šaknis yra iš tiesų labai gilios ir net nuo tokių senų laikų žmonės darė įvairius pratimus, kad tiesiog grožiui palaikyti, kad tiesiog raumenims didinti. Ir šiuolaikinio kultūrizmo pagrindai sukurti XIX amžiaus pabaigoje Didžiojoje Britanijoje. Ir nuo 20 amžiaus pradžios iki 20 amžiaus vidurio buvo rengiami kūno grožio tarptautiniai konkursai, o nuo 20 amžiaus vidurio kultūrizmo pasaulio čempionatai. Tai 1946 metais įkurta Tarptautinė kultūrizmo federacija, tai yra angliškai International Federation of Bodybuilders, kuri 2005 metais vienijo daugiau kaip 170 šalių. Prestižinis šios federacijos organizuojamas renginys Tarptautinis kultūrizmo čempionatas Mr. Olympia. Tai šis čempionatas Mr. Olympia, manau, yra visų kultūristų tikslas, visų kultūristų svajonė, nes tai yra didžiausias tiesiog tas kultūrizmo čempionatas visame pasaulyje. Tai Lietuvoje kultūrizmas. Tai 1969 metais įkurta Lietuvos kultūrizmo federacija LKF. Iki 1991 metų Lietuvos atletinės gimnastikos federacija. Tai ši federacija 1991 metais buvo priimta į Tarptautinę kultūrizmo federaciją. Tai nuo 1991 metų LKF kasmet organizuoja kultūrizmo čempionatą ir taurės varžybas. Tai kaip pastebėjote, ši federacija buvo įkurta 69-ais, tačiau tik nuo 91 metų organizuoja kultūrizmo čempionatą ir taurės varžybas, kadangi nuo 1972 metų iki 1985 metų Lietuvoje tiesiog buvo tas uždraustas, tas varžymasis, tos varžybos tiesiog buvo labai ribotos, kadangi sovietai buvo mūsų valdžioje ir tiesiog nebuvo jokios galimybės rengti tų įvairių čempionatų Lietuvoje. Bet va, nuo 91 čempionatai vis šitie vyksta, organizuojami yra LKF ir iki pačių dienų. Tai mityba, tai gera mityba kūnui yra svarbi visada,
čia yra ar tu sportuoji ar ne, bet visą laiką yra svarbu gerai maitintis. Tačiau ruošiantis kultūrizmo varžyboms be geros mytybos net negalima net svajoti apie jokius laimėjimus. Mytyba tai yra pagrindinis, pagrindinis šaltinis, kaip auginti raumenis, kaip dalyvauti tose kultūrizmo čempionatuose. Tai kultūristai nevaržybų metu turi valgyti daug maisto, kuriame yra didelis kiekis baltymų. Tai tokiu būdu masė augs greičiau. Tačiau prieš varžybas tam tikrą laikotarpį reikia badauti, kad kūnas atsikratytų papildomų riebalų sluoksnių ir taip geriau matytųsi raumenis. Tai patiekalų planavimas. Tai didelė dalis kultūristų planuojasi savo maistą iš anksto, tai yra porcijų dydį, valgymo laiką bei patiekalų maistinę vertę. Ir ilgesniam laikui nuo varžybų sportininkai valgo net po 6 patiekalus į dieną. Kultūristai nusistatė tam tikrus kalorijų, angliavandenių, baltymų ir riebalų kiekius, kuriuos turi pasiekti kiekvieną dieną. Likus vos kelioms savaitėms prieš varžybas, sportininkai smarkiai sumažina tuos kiekius. Tačiau nors ir valgydami daug mažiau, jie vis tiek turi valgyti daug baltymų, turinti maistą, kad neprarastų raumenų masės. Taigi, sportininkai, kai yra dar didelis laiko tarpas iki varžybų, sportininkai dažnai valgo daug, žymiai daugiau negu jie nori ir tikrai daugiau negu jiems telpa, kad galėtų taip greičiau augintis raumenis. Ir tas maistas irgi turi būti, jie negali valgyti to, ko nori, bet tas maistas turi būti visavertis, turi turėti tikrai daug baltymų ar riebalų, priklauso jau nuo atskiro kultūristo dietos. Tačiau iki varžybų visi kultūristai turi žymiai sumažinti savo suvalgomų kalorijų kiekį, kad tie papildomi riebalai tiesiog netrukdytų, netrukdytų jam lipti ant scenos, kad kai būtų, kad varžybų metu jų raumenis gerai matytųsi ir būtų gerai išryškinti. Tai papildai. Tai pagrindiniai papildai yra šie: baltymų milteliai, kofeinas, kreatinas, įvairūs vitaminai bei žuvų taukai. Papildai padeda geriau jaustis, greičiau atsigauti po treniruočių ir būti aktyvesniems treniruočių metu. Papildai gali palengvinti kultūristo kelią, tačiau reikia atsiminti, kad jie tik papildo mūsų maistą ir treniruotę, bet už mus nieko nepadaro. Tai tikrai didelė dauguma žmonių nusiperka tiesiog baltymų miltelius ir tiesiog juos geria įvairius ten plakasi savo baltyminius kokteilius, tačiau pamiršta, kad tų baltymų reikia gauti ir iš maisto, kad reikia valgyti, kaip pavyzdžiui, daug kiaušinių, mėsos, varškės ir jie tiesiog pamiršta, kad tie baltymų milteliai, kad tiesiog jie yra tiesiog tik papildas. Taigi negalima tikėtis iš papildų visko, jie tik papildo mūsų tą sportinį pasirinkimą, gali tik vos pagerinti, bet viskas kitas priklauso nuo mūsų pačių dėto darbo. Tai treniravimas svoriais. Tai pratimai atliekami serijomis po 8 ar 12 kartojimų, pasiekiant maksimaliai didinti jėgą su sunkiais svarmenimis, bet atliekant mažiau kartojimų, nuo 2 iki 6 kartų. Apkrova nukreipiama į atskiras raumenų grupės - krūtinės, nugaros, rankų ir taip toliau. Atliekant pratimus daromos trumpos pertraukos, kad raumenys pailsėtų. Taip pat gali būti atliekamos tai vadinamos superserijos, kai atliekama keletas pratimų beveik nedarant pertraukos. Pratimų yra daug ir kiekvienam sportininkui naudingiausi gali būti skirtingi pratimai. Vos pradėjus sportuoti, reikėtų treniruoti didelę raumenų grupę vienu metu, kad būtų greitesnis progresas. Pavyzdžiui, pirmadienį viršutiniai kūno raumenys, krūtinė, nugara, rankos, antradienį kojos, trečiadienį kardio ir taip toliau. Tik pradėjus auginti raumenis, jiems nereikia didelės apkrovos, kad jie augtų. Taigi, pradedantiesiems vienai raumenų grupiai užtenka skirti po 1 ar 2 pratimus. Tai dažnai manęs klausia įvairių patarimų ir mano draugai, ar šiaip, ar šeima, tiesiog, kai pradeda lankyti sporto salę ir dažnai aš jiems patariu, kad darytų
vieną dieną, pavyzdžiui, virštinius kūno raumenis, kitą dieną apatinius ir taip kartotų, nes tada dažniau žymiai tuos raumenis, tuos pačius treniruos ir žymiai pasieksi greičiau progreso. Nes va tik profesionaliem kulturistam reikia treniruoti atskirą raumenų grupę. Tai jie taip daro, pavyzdžiui, tiesiog skirtingomis dienomis. Tai pavyzdžiui, pirmadieniais krūtinė, antradieniais nugara, trečiadieniais pečiai ir taip toliau. Tai šis būdas yra skirtas raumeningiems ir ilgai besitreniruojančiams sportininkams, kadangi sunku yra priversti ir taip didelį raumenį dar labiau augti. Šiuo būdu raumuo treniruojamas daugeliu įvairių pratimų ir taip yra apmušamas iš visų pusių, todėl auga toliau. Tai kaip jūs sakiau, dauguma ir šiaip va jaunimo pastebėjau, kad treniruoja atskiromis dienomis atskiras raumenų grupės, nes taip pamatė, kad daro žymus kultūristai. Bet jie to nesupranta, kad tokiu būdu bus žymiai lėtesnis progresas. Tai kardio treniruotės. Kardio yra trumpinys nuo angliško žodžio cardiovascular, taigi jis susideda iš širdies ir kraujagyslių sistemos. Tai iš karto atkreipėme dėmesį tai, kad tai yra fizinė veikla, kurios metu į darbą yra įtraukiami plaučiai, kraujagyslės ir širdis. Kardio pratimų pavyzdžiai yra bėgimas, ėjimas, plaukimas ir pavyzdžiui tinklinis. Tai daug žmonių įsivaizduoja kardio treniruotes kaip labai intensyves treniruotes, per kurias suprakaituoji, per kurias varva prakaitas, bet šiaip tos kardio treniruotės gali būti ir labai paprastos, pavyzdžiui, ėjimas, pavyzdžiui, plaukimas, tiesiog lėtos tos treniruotės ir vis tiek tokiu būdu yra deginamos kalorijos. Tai dauguma žmonių sportuodami su svarmenimis, norėdami būti kultūristais, dažnai užmiršta kardio pratimus, nors jie duoda daug naudos. Be to, kardio pratimus kultūristai dažniausiai daro prieš varžybas, nes kardio greitai degina kalorijas ir padeda numesti svorą. Tai kultūristai dažniausiai prieš pat varžybas daro tas kardio treniruotes, kad atsikratytų kuo daugiau kalorijų. Jeigu kardio treniruočių kultūristai nedarytų, tai tada jie turėtų žymiai labiau sumažinti savo suvalgomų kalorijų kiekį ir tai labai kenktų jų organizmui. Tai kardio treniruotės yra taip pat reikšmingas dalykas kiekvienam sportuojančiam ir pagrindinė kardio treniruočių nauda be kalorijų deginimo. Tai pavyzdžiui, žemesnis kraujo spaudimas, padidėjęs raumenų ištvermingumas, daugiau energijos ir išsispyrimo kasdieninėje veikloje, geresnė kraujo apytaka, kaip minėjau, riebalų deginimas ir sumažėjęs stresas. Taigi, kardio treniruotės būtina daryti dėl geresnės savijautos, neskaitant ar norima yra numesti svorio ar nenorima, bet vis tiek jos yra naudingos. Tai išlik psichologiškai stiprus. Tai kultūrizmas yra daug reikalaujantis ir sunkus sportas, tik tam tikro maisto valgymas ir kiekvienos dienos treniruotės reikalauja didelės psichologinės stiprybės. Tikrai ne kiekvienas gali valgyti daugiau negu telpa, o po to ištisas savaitės badauti. Ruošiantis kultūrizmo varžyboms, ypač prieš varžybas, metant svorį, reikia išlikti itin stipriam psichologiškai. Tai tiesiog tas visas ciklas, tas prieš varžybas, tada po varžybų. Tiesiog visą laiką tu turi valgyti tik tam tikrą specifinį maistą, visą laiką turi treniruotis ir negali tinginiauti, tu tam tikrais atvejais tikrai labai apriboji savo gyvenimą. Taip, tai Mr. Olympia. Tai Mr. Olympia, kaip minėjau, prestižinis pasaulio kultūrizmo čempionatas, kurį organizuoja Tarptautinė kultūrizmo federacija. Tai Kristoferis Adamas Bumsteadas, tai gimė 1995 metais vasario 2 dieną, gerbėjai žinomas kaip CBum, yra profesionalus kultūristas, 5 kartus laimėjęs šį čempionatą Mr. Olympia Classic Physique. Ir jis šios 5 titulus laimėjo iš eilės, tai nuo 2019 metų iki 2023 metų. Tai jis yra
šių dienų čempionas, į kurį daug kas labai lygiuojasi ir daug kas labai norėtų juo net tapti. Tai Krisas Bumstedas tai viename iš savo YouTube kanalo vaizdo įrašų padarytų likus savaitę iki varžybų pasakojo, kokios sunkios yra jo prieš varžybinės dienos. Jis teigia, kad negali susikaupti darydamas savo asmeninių darbų, nes yra kamuojamas pastovaus alkio. Tai pasakoja, kaip jis treniruojasi, nors neturi jokios energijos. Kultūristai dėl savo sporto dažnai negali mėgautis pilnaverčių gyvenimu. Visą dieną mane sekioja galvos ir pilvo skausmai. Kultūrizmas tai psichologinė sporto šaka, sako Krisas. Tai čia galime matyti, kad šitas, kad net ir, pats čempionas tikrai, jis netgi buvo per vieną interviu susigaudinęs, ant kiek koks yra sunkus tas pats psichologinis spaudimas, kaip yra sunku ištverti tas ypač bado dienas, kad tikrai jos labai apriboja visą savo gyvenimą ir tikrai ta sporto šaka yra labai labai sunki ir reikia tikrai daug aukotis, kad tapti profesionaliu kultūristu. Tai apibendrinimas. Taigi, kultūrizmas yra iš tiesų sunki sporto šaka, nevaržybų sezonų maisto reikia valgyti, kaip jau minėjau, daug daugiau negu yra norima, o prieš varžybas labai labai sumažinti tą kiekį. Treniruotis visų metų tokios pačios, tačiau prieš varžybas reikia daryti daugiau kardio pratimų. Tai treniruojamas su svoriais, tai vi, vi, visus metus maždaug tokiais pačiais pratimais, turi būti intensyvus, neilgi, turi būti intensyvės, neilgos treniruotės. Ir taip pat, kaip jau minėjau, kad daugiau reikia tų įvairių kardimo, kalorijų deginimo pratimų daryti prieš varžybas, nors ir esi be energijos ir esi visiškai alkanas. Tai kultūrizme reikia tiek fizinės, tiek psichologinės ištvermės. Pasiruošimas kultūrizmo varžyboms yra sunkus ir susideda iš daugelio, tikrai labai daugelio veiksnių, kurie gali po to nulemti laimėjimus. Tai šaltiniais įvairiais rėmiausi, tai Wikipedia, Delfi, Men's Health ir kitais. Ir tiek ir bus. Ačiū uždėmesi.